Marketinge vis mažiau dėmesio turime skirti techniniams reklamos dalykams ir vis daugiau pamatiniams dalykams. Facebook ir Google tampa vis labiau valdomi dirbtinio intelekto, todėl reikia vis mažiau žmogiškųjų rankų. Marketingo specialistai turėtų susitaikyti, kad techniniuose dalykuose darbas galiausiai bus labai minimalus ir jų pagalbos ten nebereikės. Tačiau marketingas išliks labai svarbus, nepaisant visko, ką daro intelektas. Vis daugiau dėmesio reikalaus verslo vertybių ir pozicijos išlaikymas visame šitame reklamos ir verslų triukšme. Idėjų gryninimas, kurios atspindi verslo vertybės. Gilinimasis į verslo modelį ir vadovo viziją. Ieškojimas komandos narių ir ambasadorių, kurie kuo tiksliau atstovautų vertybės, idėjas ir verslo kryptį. Ir galiausiai auditorijos poreikių supratimas, įsigilinimas ir supratimas, kaip poreikiai bei lūkesčiai keisis ateityje. Ir išankstinis reagavimas į pokyčius. Verslo savininkams rekomenduoju ieškoti tokių specialistų jau dabar. Daugiau pamatų, mažiau žaidimų su tendencijom ir kelio dėl takelio metimo.